spray filled the air. Visi ir šiandien žaisime The Escapists antrą epizodą. Na, man trečią epizodą, nes aš filmavau antrą epizodą ir man buvo problema. Tai rekordinsim trečią dieną, ne antrą, kaip ir matot. Na, ir aš jums labai greitai parodysiu, kas nutiko. Tai bandėm susirinkti apsauginę uniformą, va šitą, kad atrodytum grinai kaip apsauginis. Ir dar tą pačiu metu surinkom medį bloką, šitą pasigaminom iš Glasshardo ir Red Roll Duct Tape, kurį dar vieną gavom. Ir surinkom šitos daug, kad gautume į uniformą. Ir trūksta tik Jar of Ink. Tik tiek. Ir turim, bet tas dalykas, kad mums jį reikia gauti. Jeigu negausim, ta progreso kaip ir nebus. Nes jeigu neturėsim tas uniformas, mums kaip ir galas. Gerai, Leroy, ką tu parduodi? Kad turėčiau geresnis darbas, galėčiau eiti čia. Galėčiau juos abudu nusipirkti, bet gana darbas. Na, jisai suvelkė mūsų visas idėjas. Following darlings. Yeeey, jokios arčių neturiu. Party! Gerai, bėgam. Bėgam ieškoti desko, kol niekas nenutiko. Wesker, ar tu turi ką nors? Ne. Kodėl niekas nieko neturi, na? Gerai, medis. Man medžio užtenka. Gerai, breakfast. Gerai. Pusryčius nepraleisim. O, beveik praleidau. Turim. Planas is under control. Come on. Come on. Gerai. Gerai. Valgysim labai greitai. There's a meal in my fly. Jeigu niekas nežino ir galvoja, kad tas visai normaliai atrodo, tai yra grinai atvirkštinis Tai grinai atvirkštinė reikšmė, negu turi būti. Gerai, einam prie kompiuterio, pasiėmam tuos su savimi ir varom prie kompiuterio. Na, dabar daug kontrabandos turim, tai tikiuosi, kad šio failą galėsim kuo greičiau gauti. Gerai. Tai einam ant interneto, kaip ir pirmą epizodą, arba antrą epizodą irgi ėjau, jeigu nežinojai. Taip, biškį pasikėliau, nedaug, bet biškį užtenka. Gerai, pasikelsim aukštai, kaip tik įmanoma, kiek tik įmanoma ir kiek tik norim. Kiek tik galim, kiek tik norim. Gerai, šitas epizodas bus biškį nuobodus, nes kaip ir tik surinksim apsauginę uniformą. Ir niekada mums taip ir nebus. Gerai, turim 69. Pradedam su Infirmary Overalls. Tai mato dabar balti drabužiai, tai sudedi tą su tą. Va, apsauginę uniformą visiškai nemokamai. Dar nelabai, man reikėjo mokėti už tavo blyčių, juokauju. Vakar pabėgau su Shardo, Roll Duct Tape ir su tavo blyčių. Ir labai pasisekė. Gerai, tai ką mes darysim? Man atrodo, pirmas dalykas, ką darysim, yra pradėsim
panaudoti šitą duct tape. O nors arba reikės slėpti, aš nežinau, turbūt reiks padaryti skylą po žemę. Nebent panaudosim ventą, kuris yra čia. Ir nežinau, kaip tą darysim. Kurį dalyką pasirinkti, aš nežinau. Reikės gerai pagalvoti. Gerai, tai panaudojam internetą ir pavargom sėdėti ant interneto. Tai pavalgom. Gerai. Ir be to atsiprašau už traukimą, vis traukiu nosį, nes apsirgau kažkodėl. Jeigu turit kokios pagalbos, nes aš naudoju visokias medicinos ir man jos nelabai padeda, tai jeigu turit ką nors, kas galėtų padėti, pasakykit. Visai dabar reikėtų. Jie abudu turi parduotuvės, nežinau viens kitą. Ai, durniai. Gerai. Gausim geresnį darbą. Praeitą epizodą mačiau, kad Metal Shop buvo clear. Tai eina biškai prie kompiuterio ir gal išeis gauti Metal Shop job. Ir nežinau, kas bus metalo išpirkimas. Nežinau. Reikės turbūt labai greitai čia dabar paimti. Paimam, einam ir pažiūrėsim, ar vis dar yra vietos. Jared! Blemba Jared! Jared, tu gausi malko nuo manęs. Ateik čia! Ateik čia! Ateik čia! Ateik čia! Reikės padirbėti. Bent jau šiandien. Matot, ir bacon norėjau craftinti. Neponu. Gerai. Gerai, paimsim. Čia gana nuobodus periodas. Tai gal kitą epizodą pabandysiu pagreitinti. Jeigu matysit šitą video ir pamatysit, kad šitas periodas nuobodu, parašykit komentaruose. Ir kitą epizodą pabandysiu arba timelapsint, arba tiesiog praskipti šitą vietą. Nes matot, nieko įdomaus čia ir nėra. Gerai. Turim daiktų. Pinigai! Jej! Ir nebėra. Nepadarysim tos pačios klaidos, kaip padarėm pirmą kartą. Beveik išbėgom su drabužiais. Gerai. Tai, nieko įdomus čia nėra dabar. Aš laundry rezaininsiu po kelių dienų. Gerai, turim 72 intelekto. Paimtu. Gerai. Ir dabar bus exercise period, jeigu gerai atsimenu. Ir pažiūrėk, gal vienas iš jų turės ką nors gero. Davai. Užmuškim vienas kitą. Prašau, plus. Gerai, kuris mirs? Kuris mirs iš jūsų? Doniet. Geras atsakymas. Doniet, gal. Ir pagaliau užmušė. Abudu. O, dar daugiau daktai, bet aš nežinau, nori imti ar ne. Jis būtų labai sunku paslėpti. O, nežinau, reikės palikti. O, blemba, negaliu nieko padaryti. Tašu tenai. Viskas gal turi failų. Neturi džaro veiktas, labai būtų buvo gerai prieš 20 minučių. Hekai. Antrame epizode būtų buvo labai gerai. Gerai. Aš nenaudosiu mašinas, nes nelabai reiks, kaip ir aš galvoju. Ką kitą Ai, va. Pasikeitė iš karto. Mažau, ką gero turi. Nieko gero, bet nieko tu gero turi, nieko. Bet kad šitos parduotuvės tokios lievos. Jos useless. Put that down!
su pagarba mūsų žmonės, o labai protingas žmogus. Intelektas 101 iš 100. Iški per protingas, kad turėtų gerą ginklą. Gerai, tęsim žaidimą. Kol kas niekada mums čia nebus. Kaip matau, reikės. Dabar galvoju, ar apsimoka pasigaminti handle ir tada rasti dar vieną failą. Arba gauti pikeksą ir prasidaužti pro sieną. Abidvi yra geros idėjos, bet aš nežinau, kurią imti. Niekada nesu bandęs pikeksą, tai gal reiks jį pabandyti. Ar pabandom. Nors palarink crowbar, tai idėja gon normalus T iš duct tape. T for duct tape. Gerai, bėgam. Pagausim gal vakarienę, kurios net nereiks. Kaudrėt, ko nori? Aš nebandau pabėgti, tikrai. Prisiekiu su savo gyvybę. Gerai. Kol kas niekas nieko neturi. Aš bėgu lauką, bye bye. Hello, Wesker. Ever thought about escaping? Taip. Aš dabar esu procese escaping. Ką darysim? Nežinau. Ką darysim? Reiks gerai pagalvoti. Nes aš tikrai nebežinau, ką daugiau darysiu. Failų niekas beveik neturi. Whitney, pavyzdžiui, jisai parduoda fucking magazine. Ką man reikia žurnalo? Rope, aišku, gana geras būdas. Bet tada reikia powered screwdriver. Galėčiau užlipti į ventus. Pabėgti per ten, bet tas per ilgai užtruks. Aš bandau speedrunint išvykti šitą kalėjimą. Tikrai. Whitney, ką Tai reiškia, dar viena parduotuvė yra kažkur pakeista ir nauja visiškai. Šis ką tik kovės, kur yra kova? Gerai, Whitney parduotuvė turi. Kas dar turi parduotuvę? Whitney, jo. Taylor, Leroy. Marshall, Jared. O, užmušti 2. Arba vidurį. DVD. DVD. O, turim. Ble. Pasisekė. Čia gali būti dar viena idėja, pabėgti su šiupeliu. Pabėgsim su šavu. Su šavu galėtume prasikasti ir išeiti lauk. Palareikime pažiūrėti. Tai čia yra raktas, baltas raktas, kurio neįmanoma gauti. Tai mano idėja, jeigu mato, čia yra tvora ir pro ją galima prasidaužti. Galim panaudoti savo tas šreiples ir tada išeitų visai. Jeigu aš gerai matau. Jeigu aš gerai matau, tai reiškia jūs gerai matot. Gerai. O next breakfast misija, pirma misija ir lengva, tas gerai. Maybe, ne. Apsimesiu, kad nori. Ir sausage, ne aš ačiū.
Jis labai nori ką nors paduoti, bet jis nieko gero neturi. 2 uniformos ir Roll Duct Tape, kur jau turi 4. Blemba. O, gerai. 10 sekundžių ir progresas done. 3 dieną ir jau turim gana gerus daiktus. Na, jau pasiruošiu escapinti. Mano targetas yra escapinti 7 dieną. Ir taip neturėtų būti taip sunku. Išeisim su uniforma. Tai aš galvoju, kad iš karto jau, kai bus 22 valandą, tada jau varysime į pačią apačią ir slėpsimės nuo apsauginių, kad galėtume escapinti. Tai toks mano planas ir čia bus galas epizodo. Turim labai daug daiktų. Ir jeigu mus apieškos, mums gali būti labai blogai, bet surasiu būdą paslėpti daiktus. Ir pasimatysime kitame epizode. Iki.